Šiandien įvyko Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo posėdis, kurį pradėjo finansų ministrė Ingrida Šimonytė. Ministrė pramonininkams pristatė 2012 m. valstybės biudžeto projektą bei viešųjų finansų politikos grėsmę verslo aplinkai ir situaciją susitariusią po banko Snoras nacionalizavimo. Pasak Ingridos Šimonytės, bankas nebus gelbėjimas iš biudžeto pinigų. Tikrai niekas nesiruošia Snoro gelbėti iš biudžeto. Jeigu matysime, kad yra reikalinga daugiau lėšų, negu kad yra sukaupta indėlių ir įsipareigojimų draudimo fonde, tai manau, kad reikės labai stipriai pasvarstyti, kokį geriausią sprendimą reikėtų pasirinkti. Tiesiogiai, finansuojant iš biudžeto, numatant kažkokią eilutę Snoro gelbėjimo biudžete, tikrai tokių priemonių naudoti neketinama jokiu atveju. Jeigu turto vertė būtų tokia maža, kad jo nepakaktų netgi draustiems indėliams, tuomet būtų sunaudotas indėlių ir įsipareigojimų draudimo fondo turtas, kuris yra turimas, ir jeigu jo dar nepakaktų, tuomet valstybei taptų skolininkas. Dėl apribotos banko veiklos nepatogumų patyrė nemažai verslo atstovų. Banke depozito forma yra likę 4 milijonai litų. Iš esmės 3 milijonai iš jų buvo numatyti investiciniam programom, panaudoti dar šiais metais. Tai situacija iš tikrųjų yra labai rimta. Reikės ieškoti sprendimų, nes sutartis pasirašytos ir įsipareigojimus prieš rangovus reikės vykdyti. Kokias matote išeitis? Kokie ieškosite išeičių? Čia yra dvi kryptis, kokias ieškoti išeitis. Vienas dalykas, projektus vis tiek reikia finansuoti, reiškia, gali būti ir toks dalykas, kad pritrūkus lėšų reikės skolintis kažkur kitose bankuose. Kitas dalykas, aš vis tik tai tikiuosi protingo vyriausybės požiūrio ir kad akivaizdu, kad mūsų šitos lėšos nėra draustos ir aš tikiuosi, kad vyriausybės žingsniai nepablogins tokių kaip mes, kurių indėliai nedrausti situacijos. Taip pat prezidiumo metu Lietuvos pramonininkų konfederacijos nariai nutarė birželį sušaukti neeilinį suvažiavimą, bei bendru sutarimu nusprendė pavesti konfederacijos prezidento pareigas eiti organizacijos vykdančiosios direkcijos generaliniam direktoriui ir viceprezidentui Gediminui Rainiui. Antradienį Seime opozicinės frakcijos ir profesinių sąjungų atstovai pasirašė susitarimą dėl minimalaus mėnesinio atlyginimo nustatymo. Frakcijų Tvarka ir Teisingumas, socialdemokratų bei Darbo partijos atstovų nuomonė, minimalus atlyginimas turėtų būti ne mažesnis kaip 50% esamo vidutinio atlyginimo. Šiandien Seimas ypatingos skubos tvarka priėmė patobulintą pelno mokesčio įstatymo pataisų projektą. Juo nuo 500 000 iki 1 milijono litų padidinta pajamų riba, kurią viršijus įmonėms nebetaikomas 5% pelno mokesčio tarifas. Tikimasi, kad tai sudarys galimybę lengvatinių pelno mokesčio tarifų savo apmokestinamąjį pelną apmokestinti papildomai apie 11 000 vienetų. Prestižinis dienraštis The New York Times Vilnių įvardijo kaip vieną iš geriausiai pasaulyje valdomų miestų. Mūsų sostinė atsidūrė tarp tokių miestų kaip Berlynas, Barselona, Keiptaunas, Kopenhaga, Monrealis, Santjagas ir Šanchajus, kurie buvo vertinti ne tik pagal žmonių gyvenimo kokybę, bet ir pagal tai, kaip protingai ir gerai jie valdomi.